Krevetes akvose turiu jau 12 metų. Pirmiausia, parsinešiau Amano krevetes kovai su dumbliais. Po metų maždaug parsinešiau rečerius ir likau prie neokaridinas, nes man jos mano mažuose akvariumuose geriau už Amano. Ir pačios dauginasi. O vėliau parsinešiau Blood Mary ir tai yra mano krevetės paskutinius 8 metus. Sėdėjau ir galvojau, kaip atsakyti tos pačius besikartojančius klausimus apie krevetes, kas yra man svarbiausia krevečių auginime, ir susirašiau 4 lapus tokiais 8 pagrindiniais punktais. Aš viską tą įrašysiu į YouTube, o dabar trumpai tik tais perskaitau tos 8 punktus. Pirma, krevetė yra sanitaras, dėl to ir laikau. Antra, krevetė turi būti sveika. Ir labai daug kovojau su lygom. Trečia, dieta. Kuo krevetės maitinasi. Ketvirtas, dauginimasis, kaip krevetės dauginasi. Penkta, spalvos selekcija. Tai dėl spalvos ne pirmoji vietoje, 5. Šešta, krevečių kaimynai. 7, kintančios sąlygos. Ir 8, shit happens. Dabar tiek, o visi 4 ilgi lapai teksto eis į ilgą video YouTube, nes į Facebooką niekaip netilps.